Sveiki. Norėčiau pateikti detalę darbo stažų ir sodros ataskaitą, kas įvyko per 2 mėnesius. Tad norėčiau pradėti nuo pat pradžių, kada aš aptikau, kad yra trinamas darbo stažas. Noriu pasidžiaugti, kad šiai dienai mano klientai visas darbo stažas yra surastas. Jinai sėkmingai gauna pensiją jau kelintą mėnesį ir sėkmingai jisai buvo surastas, nes buvo sureaguota iš karto ir jinai turėjo darbo knygelę, tad jai buvo labai paprasta ir lengva įrodyti savo darbo stažą. Nežinia, kaip būtų pasibaigę, jeigu jinai nebūtų turėjusi darbo knygelės ir nebūtų galėjusi įrodyti apie savo darbo stažą. Kas įvyko to pasakoj? Į tą mano įdėtą video prieš 2 mėnesius apie ištrintą darbo stažą sureagavo Seimo narys Dainius Kepenis ir pasisiūlė pagalbą parašyti užklausą, skundą socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei bei Sodrai. Mano giliu liūdesiu, mūsų ministrė Monika Navickienė, jai visiškai neįdomu ir jinai apskritai nei į tą, nei į sekančius raštus visiškai nereaguoja ir nereagavo. Tad drįstu teikti, kad jai sodros problemos apskritai yra neaktualios. Tad šitoj vietoj mes kaip ir išsirinkę žmogų atstovauti ir padėti mums, mes atsitrenkėme į sieną. Tad turėkite omeny sekančiose Seimo rinkimo balsavimuose ir atsiminkite tą vardą ir pavardę Monika Navickienė, kad jinai nedaro nieko, kas padėtų spręsti aktualias sodros problemas. Kas buvo su Sodra? Sodra, kaip ir žinias, jie ten akcentavo, kaip ir nėra klaidos, kaip ir dėl žmogiškos klaidos, bet klaidos nėra. Tačiau į raštu jie pripažino, kad šiuo konkrečiu atveju minėta situacija susiklostė dėl žmogiškos klaidos. Ir ten jie toliau dėsto, kaip jie stengsis išvengti tokių situacijų. Viskas labai gražu, juoda ant balto surašyta, bet praktiškai klausimas, kaip jie tai įgyvendins. Kas dar mane labai nuvylė, tai kad sveikatos apsaugos ir darbo ministerija net nesigilindama pareiškia, kad jiem yra per sudėtinga net apskritai galvoti apie archyvų sukėlimus į kompiuterinę sistemą. Iš karto man kyla klausimas, tai jeigu per sudėtinga, ką jūs veikiate ministerijoje, ką jūs veikiate tokiuose postuose? Nes jeigu jums yra sudėtinga, aš tikiu, kad atsiras žmonių, kam nebus sudėtinga pradėti gvildenti šį klausimą. Ar tai tiesiog yra labai patogu? Kaip pavyzdys, Maksimai pradėtumėm atsiskaityti už prekes, skaičiuojant mediniais skaičiukais. Tai čia lygiai tas pats. Reikia surasti mūsų darbo stažą, lakstam po archyvus, pučiam dulkes nuo papkių ir vedam į sistemą. Tam palikdami labai didelę terpę korupcijai. Nes lygiai taip pat kaip ištrinam arba nedavedam darbo stažą, lygiai taip patgi galime dadėti darbo stažą, ar ne? Tiesiog, čia tokį palieku daug taškį. Tad taip, grįžtant prie šios situacijos, pati situacija išsisprendė sėkmingai. Mano klientė gauna pensiją jau kelintą mėnesį ir problemos viso šitoje vietoje išsisprendė. O dabar keliaukime į sekantį video apie sekančią ataskaitą.